O tai aš pagalvoju, kodėl, jeigu jie gali rašyti, kodėl aš negaliu parašyti apie savo gyvenimą. Jeigu kiti rašo ten apie ką girdėjo, ką aš pats praėjau. 3 kartų sušaudymą buvau gavęs, pakeitė viską. Knyga pas mane viskas aprašyta. Tenai, kaip sakant, apie viską. Visą savo gyvenimą parašiau. Tikrai. Nu, pas man beveik tas pats Solženicynas rašytojas. Tik pas jį nebuvo susidūrimų tokiais, tenai su ugalovniku, a pas man buvo susidūrimų. Jis rašo tenai, apie sistemą, kaip dirba šitą sistemą. Aš rašau apie savo kontingentą, daugiausiai. Svarbiausias mano toks, žinot, knyga ir jam, tai kad jaunimas biškiai, kaip pasakyti jums, nežiūrėtų tarp pirštų savo gyvenimą. Buvau jau beviltiškai išlūgęs, aš pats skaičiau, nebeįdomus, ne gyvenimas, niekas buvo. Ir čia atvažiavau, man vienodai viskas buvo tas gyvenimas, tai va dėka tos Oliubienės, kažkaip atsistojau ant kojų, tą tapybą pradėjau eiti jos dėka, kažkaip įkalbėjo. Na ir po truputį kažkaip atsigaunu, aš pats matau, kad aš iš tikrųjų, kaip ir tu sakai, pats jaučiu, kad kažkur gyvenime reikalingas. Gal jau buvo pas mane vidutės toks, kaip kūrėja, nu ne kūrėjo, nu ten gal tokios sielos žmogus. Nu ir vat įkalinimo įstaigoje aš kažkaip pradėjau rašyti, ten norėjau parodyti, norėjau kažkaip visuomenį jaunimui parašyti, kas liečia narkotikus, kad, nu, kaip jaunimas, kad nepapultų, nuo ko prasideda, nuo ir iki tenai, nuo ko prasideda, kaip ten nekaltai traukia ten narkomanijos liūną. Tai aš parašiau dabar, vienas įspūdino straipsnį, tik tai ekstra merginą, ekstra panelį. Aš matydamas anksčiau daug metų atgal, kaip kiti nuteistieji pjausti, kažkaip viduje jaučiau, kad aš tai galėčiau padaryti. Paskui daug metų aš nebandžiau, paėmęs pabandęs, gavosi ir taip toliau. Ši čia mano pasaulis. O tarkim, aš išėjęs iš tenais iš gyvenamų patalpų, ši čia yra mano pasaulis. Tas pasaulis, kad aš galiu suskurt, būti savimi ir taip toliau. Man nereikia nei pagal kažką taikytis, nei nieko, aš pats savim galiu ši čia būti. Iš tikrųjų, kažkaip kūryba man padeda. Aš visą laiką reikdavau kalėjimo toks nepiktybiškas, sakau, aš niekada netapsiu kaliniu. Pas mane 10 teistumų ir aš sakydavau, aš netapsiu kaliniu, kažkaip žinau, kad viduje netapsiu. Ten kaip galima tapti kažkom. Jeigu tu buvai kažkoks viduje ten toks, tu toks ir buvai, tu gal pašiausiai mokėjai slėptą. Slėpėjai, nenorėjai ten parodyti, koks tu esi iš tikrųjų blogas. O sakydavo, mane gyvenimo aplinkybės priversti tokiu tapti negali būti. Arba aš taip asmeniškai mąstau, kad negali priversti žmogų aplinkybės tapti blogu.